Labas rytas, ponai ir ponios. Čia mūsų kelionės diena. Skamba žadintuvas. Bet mes šaunuoliai atsikėlėm prieš jį. Geriam kavą, ruošiamės, dedamės daiktus ir pakuojamės į nuotykius. Laukiam eilutėj bilietų į keltuvą, kad į kalnus pasikelt. Eilutė nežmoniška tokia, va, ledukus valgom. Orelis super karšta. Spėkit, kur ta kilometrinė eilė? Taip, į bilietų į keltuvą. Spėkit, ką darysim mes? Mes eisim pėstute. Nu, dievulis, suteik mum jėgų. Labai skanus ledai pistacijų tarp kitko. Paragaukite, jeigu atvažiuos. Belipant į kalną, aš noriu pasigirti savo ožio rago gertuvę. Va, matot, tokia graži, tokia odinė. Mane draugas Martynas užrodė. Mes vieną kartą darėm žygį aplink ežerą su dviračiais. Jisai buvo ją pasiėmęs. Tiesa, jisai ją buvo prisipylęs ne vandens, o viskio su kola. Gera kelionė buvo, oi gera. Jeigu čia būtų Šveicarija, o ne Lenkija, tai drąsiai galėtų karvutė Milka čia kažkur tai ganytis. Jūsų dėmesiui trolių takas. Nu, trolių takas, aš čia pats sugalvojau jam pavadinimą, bet kažkodėl tai šovė man į galvą taip. Tas trolių būmių takas, jisai negerėja. Jisai kuo toliau, to labiau statėja. Ir akmenys retėja. Trumpa atokvėpio minutė. Kalnų apsupty įsikūręs trolių kaimas. Pagrindinis trolis pasistatęs vatrovą turi. Eisim tuoj pasižiūrėsim. Gal ten gausim atsigert kažką, o gal ir pavalgyt. Biškutį buvom nepasiruošę šitam žygiui. Vaizdas aplinkui toks. Tam tego to nic nie jest, tego to nic nie jest, Velso verslininkam tai pasimokinti iš Lenkų reikėtų. Tokie kalnai, tokie vaizdai, 2 valandas palipi vaikščiai. Šalto alaus boklavas yra. Kas gali būti geriau, ką? Tiesiogiai iš trolio namo, kavinės. Va, mes valgome karočią kepsniukus ir kažkokią tai neaiškę mėsą. Nu, vienu žodžiu dar neragavom, bet toj bus aiškaus kažkas tai. Tai va, skanaus mum. Ačiū trolio namui už vakarienę. Ir mes judam jau link apačios. O, kaip čia gražu viskas. Tarp kitko, mes turėjom nusileisti, pasikelti su tokiu autobu, tenai, kur matot, balta, tai vakairiai pusėj tenai. Mes gerokai praėjom dar šiandien viską. Kai tavo pilve virškinasi paršiuko čiuko šoninė, ne šoninė, iš ten kumpis kažkoks tai, o pilve dar kliukselaus bokaliukas, tai tas kelionė žemyn nėra tokia lengva, kaip norėtųsi. Sigitėlė, radai krioklį? Ne, upelis tiktais. Upelis ten tik tai upelis teka. Nes labai garsas didelis toks atrodo, kad nežinau, kas ten būtų. Bet nėra krioklio. Pasivaikščiojom po kalnus. Kiek Sigitėlė nuėjom? Kokia turbūt 13-14 kilometrų kažkas tai tokio. Dabar grįžinėjom jau į savo kempingą. Darysimės barbecue vakarą. 14. Va, nuėjom 14 kilometrų, įsivaizduojat? Kalnų takais 14 kilometrų, ne šiaip savo. Taip, čia kažkur turi būti mūsų kempingas, o matau jau grįžę kaimynai. Jeigu buvai išėję dar kur nors šio klausimą. Štai, welcome back to the kempingas. Tam, kas lygiai iš mūsų vietos ar niekas neokupavę. Štai ir mūsų vietelė. Šašlykinė jau kaista. Lenkiški kepsniukai paruošti. Neslėpsiu, pavargom, nusikalėm. Kai kas miega, kai kas vakūrena malkas. Bet toks nuovargis jaučiasi.
Dieną reikia gerai išsimiegot, rytoj laukia mūsų ypatingoji ir sunkioji diena. Šiandien praėjome apie 16 km, rytoj 25 mažiausiai. Tai ką, chebra, iki rytojos. Dėkui, kad žiūrėjot.